Airsoftas arba šratasvydis yra karinis simuliacinis žaidimas, kad ir kaip juokingai skambėtų, čia ir susirenka pažaisti karą. Šratasvydis Lietuvoje nėra toks populiarus ir labai dažnai maišomas su dažasvydžiu. Esminis skirtumas tarp šratasvydžio ir dažasvydžio yra tas, kad šratasvydėje mes naudojame mažus plasmasinius šratukus, kurie yra vadinami BBS. Visuose šratasvydžio žaidimuose yra svarbiausi du dalykai – tai saugumas ir sąžiningumas. Todėl kiekvienas dalyvis privalo dėvėti veido ir akių apsaugas. Ekipuotė ir ginkluotė kiekvienas žaidėjas renkasi pagal save. Jeigu tokios neturite, ją galite išsinuomoti iš renginio organizatorių. Visų renginių metu visi žaidėjai yra instruktuojami apie žaidimo taisyklės. Šratasvydėje nukovimų mes žymime garsiniu signalu, rankos pakelimu ir žinoma oranžinė liemene. Kaip jau supratote, tokie žaidėjai laikinai nedalyvauja žaidime, jie grįžta į savo komandos bazę, laukia vado nurodymų ir toliau tęsia žaidimą. Kaip jau supratote, tam, kad galėtumėte dalyvauti šratasvydžio žaidimuose, bus reikalinga speciali įranga. Todėl pirmiems kartams rekomenduojame šį rūpestį palikti renginio organizatoriams. Naujokai yra aprūpinami visa reikalinga įranga. Ją reikia rezervuoti iš anksto. Visiems žaidėjams nesvarbu, ar jie dalyvauja pirmą kartą, ar yra nuolatiniai žaidėjai. Renginio organizatoriai pasirūpina instruktažu, per kurį aiškiai išdėstomos visos taisyklės. Aptariamos dažniausiai padaromos žaidėjų klaidos, bei paaiškinama žaidimo scenarijus. Detalus instruktažas yra būtinas tam, kad visi žaidėjai elgtųsi saugiai ir atsakingai, bei renginys paliktų maksimalius įspūdžius. Renginio scenarijus būna labai įvairus ir dinamiškas. Dažniausiai žaidime kovoja 2 ar 3 komandos, kurios vykdo iš anksto suplanuotas, imituotas karinės užduotis, norint atvesti savo komandą į pergalę. Mūšio fronto žaidimuose kartais naudojame specialią programėlę, kuri šratasvydžio žaidimus padaro gyvesnius, įdomesnius ir turiningesnius. Programėlė veikia tiek iOS, tiek Android operacinėse sistemose. Čia žaidėjai realiu laiku gali stebėti kitus žaidžiančius draugus ar net šnipinėti priešus. Taip, tau nepasigirdo šnipinėti priešus, panaudojant stebėjimo dronus. Programėlės dėka žaidime atsiranda galimybė tiksliai stebėti komandų rezultatus. Čia sužeistus komandos draugus gelbėja medikai, taip pat atsiranda papildomų funkcijų, tokių kaip pėstininkų minos, nuotolinė artilerija ar net oro pajėgų smūgiai. Visą šią programėlėje naudojama papildoma ginkluotė žaidėjai privalo užsidirbti žaidime. Pagrindinis komandų tikslas – kuo tiksliau atlikti vadų patiktas užduotis ar surinkti kuo daugiau žaidimo taškų. Komandos kovoja dėl teritorijų ar svarbių strateginių taškų, tokių kaip ligoninės, ginklų sandėliai ar karinės operatyvinės bazės. Šratasvydis nėra tik paprastas pasišaudymas, čia svarbu taktika ir strategija, todėl žaidimas pilnai įtraukia visus komandos narius. Žaidėjai čia tampa draugais ir bičiuliais. Visi organizuojami renginiai yra skirti perkelti kompiuterinių žaidimų ar filmų patirtis į realybę. Todėl čia draugai atvažiuoja gerai praleisti laiką gryname ore. Juk žaisti mėgsta visi, tad pirmyn pažaiskim. Visus mūsų organizuojamus renginius rasite mūsų Facebook paskyroje Mūšio frontas arba mūsų web puslapyje mfrontas.lt. Susisiekime.